labai. Čia mes turbūt dar atsistosim su Donyte. Turim? Čia kažkas užsikirto vieną kamerą. Nežinau, čia galima judėti. Aš manau, kad čia dar vieną nustausim ir galim važiuoti. Ačiū labai. Padėsime mašiną. Kaip čia kur? Čia man toliau. Nežinau, kaip čia daryti. Čia dabar šitą bendruomenės aišku, Lietuvos miestai yra daug, bet aš manau dabar tam Aušvice tai sukurta, kad aš žmonės kiekvieną kartą Čia toli gyvenat nuo čia? Čia ir tų kraupių įvykių, sakant, kurie čia buvo. Kokia buvo, bet prisimenu. Kažkas tai baisiausia, pagalvoju. Ypatingai, kaip tik sakiau, man teko šįmet būti koncentracijos Vokietijai, Lenkijoje iškapinais, tam Aušvice. Tai ten irgi baisu, kai pagalvoju, bet ten žinai, kad iš visos Europos vežė, bet kada išgirdau, kad čia apie 10 000, o tiek čia, sakant, palyginti mažos vietovės, kada girdi tiek nužudyta, tai yra kažkas tai baisu. Lietuvoje. Ir aš, pavyzdžiui, iš Žagarės, tai ten 7 000 irgi kapinės, tai mažas miestelis, tai... Tai va, kaip pasakoju, vežė čia į dvarą pirmą suvežėjo, paskui į dvarą. Čia buvo į dvarą vaikiškio. Dabar jis jau nebėra į dvarą. Atlikdavom vaikai, tai čia žemė bepilojusi. Baisu. Nu kągi. Jeigu nebepasikartoja. Aš tikiuosi, kad niekas gyvenime nepasikartos. Laimingai jums. Sėkmės. Baigėsi. Dabar atostogausi. Nu, labai gerai. Arvydas Šonas. Visą laiką 3 ratus aplink. Prašom dėmesio. Per anksti turbūt skubėjo, ką? Truputį, bet labai buvo. Gal įsigando mūsų? Nu, tai užiminėk svečius, žodį kalbą, žodį papasakok. Gal nedidelė ekskursija, dabar daryti. Ne, būtinai, ne, aišku, kad kaip balus skambinamas jau mergiai.
tokios rūšies, kuri reikia. Gal realiai mes, aš nežinau, ar auginam, gal realiai nesugeba pagaminti. Nes šiaip Lietuvoje yra sąlygo gamybos monopoliai, kaip aš žinau, vienas gamintojas ir panevėžys valdas. Jie gamina ir savo pardavimų ir Slovakija reiškia sąlygos veiklo tas patys. ir šiaip realiai importuoja absoliučiai visi Lietuvos alaus gamintojai ir žymintai yra 40 procentų. Importai, kadangi nesugeba realiai nėra tiek galimybių, nes tas Įsiteikęs stovi. o jūsų visi dalykai čia duoda Lietuvoje gaminta va šitą dalyką. Mes nupirkom panaudo 15 o dabar visą dalyką gaminamės Lietuvoje. Jau galime Lietuvoje pagaminti. Taip, galima, yra gamykla Astra, kuri gamina tikrai ten geros komandos darbus, bet ir gaminta visai geros. Atominės elektrinės mechaniniam bare ir irgi labai gerai gamina ir labai geros kainos. Praktiškai daug pigiau nei biuros sakina, Tam laikas, labai parodė. O čia reiškia kas Čia projektą, čia realiai yra taip, tos sienos talpos, iš talpų išvažiuoti pasieną, kad žmonėm nereiktų dirbti šalti, ten vaikščių turinį temperatūrą, ištesti visi aptarnavimo taškai ištesti. Ir žmonės paprasčiausiai yra vamzdynas su centrinis fabriko ir langą kitaip susijungia, kurią reikia talpą pasijungti, arba iš mano sakytą, arba iš filtraciją varo, arba iš fermentacijos. Tai paprastai, primityviai. reiškia primityviai. Viskas yra padaryta, pastatyta savom rankom. Tai kada jūs pasistatėte? Mes pradėjom 95, mes 95 įstojom turto knygį alaus daryklą ir technologiją ir pavadinimą šito. Dabar jau šitos mini alaus daryklos liko tik tai kelias ant mažytės talpos, kur praėjo metų galvos, mes jas laikinai naudojam matys sakinys, tai yra galima pasakyti. O viskas kitas jau yra perstatyta savo rankom. Kita technologija ar ta pati? Technologija palikta tą patį, tai nepastebėta įranga 10 kartų didesnė negu buvo. Reikėjo ir nupirkti šį licenciją ar technologiją? Ar jūs galite Pirko įrangą ir tą pačią, pagal tą pačią sutartį gavo visi. Jo, tik tai technologijos kaina buvo daug didesnė negu įrangos kaina. Kada dabar nebeturite, ne? Nebeturit mokėti pačią. Nereikia mokėti vienu kartu, buvo viskas sumokėta. Kas jums tą idėją davė? Kažkaip netyčia paragavom buvo senus. Reikėjo Reikėjo kažką tai gaminti, nes seniau kiek jūs gaminat metus? mes pernai metais pagaminam 280. Ir rinka daugiausiai kur? Rinka praktiškai neliečianti žemaičių, o dirbam visokius Europos. Mes dirbam siaurios srity, mes nekelam galvos į plankas. Tai yra pagrindinė Lietuvoje rinka, yra putelinė. Stipinaitė. Jo, o mes siekiam tik stipinaitę, bet ir daros tiesių vartotojų, kad mūsų alus yra gyvas, nepasirizuotas, chemiškai neapdirbtas. O to galima kūrinių žaidimų, o šitas yra pilnas jau smulkus apvalis. Dažnai turi tiek smėlį. Smėlis keičiamas kiekvieną filtravimą, nes ten daugmaž filtravimo principas yra toks. Smėlis paduodamas iš vakės esančias filtrai, jas uždengia. Ir dabar per jie eina alus, kai tik statai filtravimą, tas visas smėlis įsimeta, sekančiam filtravimui vėl naudojamas naujas smėlis. O čia naudojami kartonas. Taip. O šitą technologiją visi aludariai vartoja per paskutinis filtravimas ir tada kartonas. Ar yra įvairiai. Yra naudojamas
tam išeina iš mūsų. Najauskas savas. Reikia lyg pasidžiaugtis. Mes šitą pačią taip Kaip kokybė atsiliepia medinės maršrutės ir akmeninės? Gal visi paragauti savo dalykus? Ačiū. Nėra Nu, tai o pats direktorius, reiškia, Pats direktorius darbas, kasdien reikia paragauti. Aš taip, šitas pavadinimas yra visas pavadinimas, visas prekinis ženklas. Čia jau yra mūsų mašina šitas. Ir jums tas yra kaip pateikiamas dalykas, tas ženkliukas. Lietuviams aš, PH, labai svetimas raidė. Taip, gana svetimas, bet gan prisimena kažkodėl. Ir jūs skaitote tai, kaip Mes neskaitom, kad tai privalumą, bet paprasčiausiai. čia sako, reiškia, jaunimas labai gerai žino tas raidės. O jo, Bet paprasčiausiai tos raidės ir tas ženkliukas buvo sutarties dalis. Tai yra, mes privalėjom reklamuoti technologiją. Absoliučiai viso šito negalima. Nu, bet čia kur nors iš tokios. Arčiau, arčiau. Metu esate užimtai, kažkaip, taip kad jau problemų nėra. Vasara ne. Vasara. Vasara nėra problemų praktiškai. Kad Ir kaip jie dažniausiai savaitį nuomoja ar dviems, ar kaip. nu, taip 10 Normaliai. dienų savaitė šeima Taip. taip. Ir po to savaitgaliais. Tai O šeštadienį. savaitgaliais irgi nori, jeigu turit, reiškia, vietos. Taip, penktadienis, šeštadienis, Ir sekmadienis. koks jūsų sezono trukmė yra? Mes dirbam visą ištisai. Ir žiemos metu? Ir žiemą. O kur jūs gyvenat patys? Mes gyvenam Kambariuke. virtuvėse, mes kambarį. praktiškai Tai jūs dviese esat Mes šeima, tai dviese. tai tada galima taip. O žiemą tai būna tik tai šeštadienį, sekmadienį arba penktadienį dar. Nu, nebent šventės, bet nauji metai, kalėdos, tokia Tai irgi, reiškia, išnuomojat kažkiek šventiniams renginiams. Važiuoja šeimos, kas nors išvesti. na, praktiškai labai rami vieta. Sakykite dabar, žinot, aš daug klausimų statau, kadangi Amerikoje mano žmona turėjo gan didelę vasarvietę, tai Varkė. Tai aš ten labai gerai nusiminau tam bizinė. Kaip jūs nuomojat kaip po visą patalpą, reiškia, šeimai, ar jūs už žmonės skaitot, ar kaip jūs darot? Nu, priklausomai kaip, būna, kad pas mus yra, vat, paskiau gal pasižiūrėt viršų, 2 kambariai tokie, šiaip darbo kambarys ir miegamasis. Bet ir jie būtų nuomojam abu, bet ir... Nu, daleiskim, šeima atvažiuoja iš 5 žmonių, taip? Taip, jie paima visą vyrą. Tai jūs paima ir jūs skaičiuojat, reiškia, ar už patalpas, ar jūs skaičiuojat už žmogų, reiškia, suaugusiems tiek savaitę kainuoja ar diena, o vaikams, daleiskim, pagal amžių tiek ir tiek. Ne, 2 kambariai, reiškia, mes skaičiuojam už abu kambarius. Jūs kambariai skaičiuojat. Pragyvenimai kalpagrokas.
kambariuką esam padarę. Čia ne variukas, ten yra šitas, kaip rūsys. Ne, kaip bulvės kur deda. Lauko klepas. Klepas, vo. Klepas. Reiškia, kadangi po virtuvę yra rūsys. Tai mes tą patalpą ilgai galvom, kaip išnaudoti. Taip temperatūrai. Tai matote, čia... Aš taip, kai aš turėjau savo, palyginti, gan didelį sklypą, kur aš gyvenau, tai aš pats svajojau, tenai irgi pas mane buvo sklypas 1 hektaras. Ąžuolai ir toliau irgi panašiai, kaip vienušką reklamą. Čia liūnas, na? Šlikam. Toks pavėtis, reiškia. Žinot, dovanokit, reiškia, kad kišuos, bet šitos nuimkit jo, kadangi čia alina medį. Tai jokios naudos nėra iš to. Aš čia, kadangi toj srity gyvenime praleidau gamtosaugai labai daug, tai dažnai, reiškia, ypač kai būdavo ore pas mus, tai ten mūsų irgi tokie sodininkai, tai ateina, žino, sako, jau Valdas praėjo pro čia. Kadangi nuo medžio jau būdavo rasdavo, reiškia, nuluptus tos. Jeigu jūs nieko prieš čia Gyvena. Įsigijom netyčia, reiškia, be medžiuojančius svečius atvažiavom, pažiūrėjom, kad apleista sodyba ir po truputį. O gyvenam tai 3 metais, tai pastoviai čia. Nes į miestą netraukiam. Jis netoli, nu kiek? 68 km iki Vilniaus per Bogas Vilnius. O į Kauną 50. Yra juokas. Taip kaip gyventi. Aš gyvenau, tai pasakysiu, kiekvieną dieną į darbą iš ryto ir atgal aš važinėdavau 37 km. Pusę to, ką jūs čia visdėjai nuvažiuoti. Ir buvo kiekvieną dieną važiuoti. Ir svarbiausia, kad kamščiai taip kaip dabar Vilniui daros. Štai tenai, tai jeigu važiuoji ir neišvažiuoji anksčiau arba pataikai, arba lietus ar sniegas, baigta valandą 15, reiškia važiuoji tos 37 km. Ir tai buvo normalu. Tai čia, žinot, gyveni kaip Dievo užpečki. Ir jeigu reikia, kiek čia yra nuvažiuoti iki Vilniaus ar Kaunas turbūt toliau. Arčiau dar. 50. Čia jūs praktiškai gyvenat vos ne mieste. Ne Lietuvos mastu. Nu taip. Pelėdžiukai jau keli metai gyvena ir tas inkilas yra pušis už pirties aukščiau. Matosi, inkilas specialiai padarėm, tai pradeda cipsėti vakarais. Nu taip, toks gražus koncertas, malonus Tai ausas. žinot, Turniškėse aš pirmą kartą išgirdau gegutę, kukuojant. Nuo vaikystės aš taip ir nebuvau girdėjęs, nu jau ten Lakštingalų ir kitų, tai vakarais malonumas. Išeini, paukščiai duoda koncertas nuo ankstyvo ryto. Mane tai geriausiai čia Lietuvos ryte, tarp kitko, reiškia, buvo aprašyta, aš kažkur tai įsižiojau, tai paskui jie nuvažiavo ir į tą kaimą priešais tenai, reiškia, toks tikras senoviškas kaimas, reiškia, žiūrint į apačią skersai Neries, nu ir jie ten turi, reiškia, ir karvių ir viską. Tai vakarais aš klausausi baubiant karvės, o rytais mane 4:30 gaidžiai žadina. Skersai iš kitos pusės Lietuvos ryte buvo aprašyta, net tas žmonės paskaitė Lietuvos ryte tą prašymą, tai čia išsigandę, sako, tai galbūt neišleistų gaidžių, per anksti pažadina. Tai jūs galite su antraisiais gaidžiais. Aš galiu, aišku, kad aš galiu prisitaikyti. Tai apie 5 valandą tai jau antrieji ir yra. Ko gero. Pirmieji jau anksčiau dar šitą dar būna Saulė tamsu. dabar teka 4 valandą su minutėmis. Taip. Šventą 3 valandą jau praktiškai jau. Ne, tai aš tą gamtos malonumą, tai vis tik tai galiu pasidžiaugti savo gyvenime, kadangi ir tenai, reiškia, buvo už miesto, reiškia, aplink nieko, reiškia, mes 3, taip panašiai mūsų, reiškia, sklypas buvo kaip jūsų, nežinau, kiek čia jūs turite. 70 metų. Čia aptvertas. 70 marų, kas tas yra hektarai? Padarink iš 3 maždaug
20 hektarų. Arų, ne, atsiprašau, arų. Nepilnas hektaras. Nu, jo, O, tai aš, atsiprašau. tai, jo, tai mano, kadangi aš turėjau 1 hektarą. Žinoma, čia, Daugiau. iškai yra pušis, pas mane 1 žolai buvo, iškai kaip reikia žolai. 2/3. Taip, kad tai tokioje aplinkoje ten mes 3 praktiškai valdėm apie 15 hektarų. Nieks, mano, reiškia, privažiavimas buvo, reiškia, kaip sakant, aklygatvis daugiau, jokio judėjimo nebuvo. Tai aš taip irgi gamtoje gyvenau visą laiką, panašiai kaip čia dabar Turniškis sėdėjo. Vėl laimė yra pasitaikę, kad už miesto, taip, kad pilnai, reiškia, suprantu tą malonumą. Reiškia, turbūt būtų be galo sunku, reiškia, jeigu reiktų dabar keltis į patį miestą ar į senamiestį ar kur kitur, reiškia, gyventi. Aišku, žmogus pripranti prie visko. Bet čia yra gyvenimas. Gandrų neplanko jūs? Aplanko, bet lizdo nėra. Neturime. Planuojam. Planuojat? Kadangi čia vandens turit, reiškia, šlapių vietų Yra yra. čia po tas pievas, tai braido, čia jų pilna, va, ten čia va, atskira. Reikia tik tai geros viršūnės jiems. Tai nekamuoja. Mes kažkaip čia apsipratę, kad mes Nu, tu neišvengsi, reiškia. Tai visur turbūt yra. Problema. A jūs čia turbūt aukštesnį vietą esat, ne? Kaip dėjukas, reiškia, normaliai būna, nebūna? Praktiškai čia yra Žovėje. kaip liūdas. O, Čia labai karšta tose vietose ir labai šalta. Jau šalnos nu, kaip su drėgme. Reiškia, vasarą drėgmės daug būna. Nebūna. Tai gerai. Baltas smėlis visiškai Kaip? papučia, jau žemė tai jau šalta. Kai šilta ir sausa, tai yra idealu. Bulvių nėr kur pasidinti. daržiuką turim, bet ne bulves, bet reiškia užmaskuotas kažkoks kaulelį. Taip, taip. Vis tiek maloniau savo ar ten svogūną kokią, ar agurką, ar daržovę. Dovanokit iš profesijos. Aš? Jo. Teisininkas. Aš tai gal klausiu, kadangi žinot, čia visiškai nauja aplinka jums. Ta prasme. Ponios net neklausiu. Tai mano labai panaši. Panaši. Ekonomistė, bet dirbu tiek. Tai jums tas labai pažįstam. 10 metų dirbus, tai vis tiek bus. Taip, su mano žmona turėtume daug apie ką pakalbėti, kadangi 25 metus tvarkė mūsų vasarvietę Amerikai. Būtų labai įdomu. Pas mus ten, reiškia, taip arti 200 žmonių visą laiką. Bet irgi atskiri kotečiai. Reiškia, sustatyti už tai, aš jau sakau, aš pasižiūrėjau, čia jūs galėtumėt pamiškė pastatyti atskirus kotečius. Tai čia dieviška. Ir pas mus, reiškia, ta prasme buvo, kad reiškia, restoranas pilnas buvo. Reiškia, atvažiuoja žmonės, šeima su visų pilnu aprūpinimu. Savaitė, reiškia, mes daugiau kaip 2 savaitės neimdavom, kadangi žmonės laukdavo eilėm, nepajėgdavom sutalpinti visų. Tai, reiškia, pilnas, reiškia, 3 kartų, reiškia, yra pusryčiai, pietus ir vakarienė. Ir naktypečiai būdavo, reiškia, mes taip pat tvarkydavom, kad virtuvė būdavo, sutvarkydavo po vakarienės, virėjai išeidavo, reiškia, iš šaldytuvus pridėdavo maistą, ten, reiškia, pripjaustyto ir tokių, reiškia, ateina, kava, viskas jie patys savo. Ten tvarkosi. Nu, žinoma, mes golfo laukus turėjom. Negi ten atsivažiuodavo, reiškia, golfą žaisdavo, reiškia, nuo ryto iki vakaro visi. Baseinas buvo didelis. Svečiams taip, kad ten buvo, kaip reikia, kadangi pas jie dirbdavo 50 studentų. Mes studentus tik tai vasarą imdavo, kadangi tik tai vasarą, reiškia, būdavo. Ne, nu, reiškia, nuo gegužės paskutinės savaitės iki rugsėjo vidurio. Žinot, labai idiliškai atrodo. Prašau, visokių, reiškia, baigiantis sezonai suvažiavimai, daleiskim, čia dabar pasibaigė Vilniuje Santaros, reiškia, suvažiavimas, taip kaip praktiškai pas mus Santara gimė. Tenai ir kiekvienais metais jau sezoną užbaigdavom su Santaros šviesos federacijos suvažiavimo. Ten, reiškia, būdavo ir 4 dienų skaitoms, su vaidinimais ir šokais ir viso kitų, reiškia, ten suvažiuodavo studentija ir mokslininkai jaunieji ir taip toliau.
apie 25 metus išleidžiam tą lietuvą. Bet jau tūkstančiai žmonių įvairiausių. Žinoma, aš tai atvažiuodavau tenai, tik tai baigdavau darbą ir į automobilį 150 km nuo Čikagos būdavo. Šaudavau penktadienį naktį, tai sakydavau, jau sąskaitų visų kitų neliestų, kad aš per šeštadienį, sekmadienį viską sutvarkydavau. Sekmadienį naktį atgal į didįjį miestą. Bet buvo įdomu, įvairių žmonių, reiškia, gyvenime praeina, ypatingai, kada tokia masė, galima sakyti, žmonių yra. Tai ko tik nesutiks. Kokių individų, kokių charakterių. Aš atsimenu, kad skaniausias dalykas būtų atskinti raudonas vyšnes tenai, toks skanis būdavo. Tai žinot, užsodinau, reiškia, pats savo rankomis, reiškia, 110 čerešnių. Bet tai buvo, reiškia, vitelis. Ir palikom sodą milžinišką, tai, reiškia, žinot, 100 medžių čerešnių medžių. Svarbiausiai didelę dalį tai man paukščiai nulesdavo. Kaip tik tai pradėdavo raudonot, tai reiškia, iš kur jų ten suskrisdavo visur. Tai mes, ten, žinoma, mes verslo nebuvo iš to, ten buvo grinai saviems, tai užteko ir svečiam, ir patiems, ir visiems paukščiams aplink. Svarbiausia, kad paukščiai buvo. Taip. Ir žinot, reiškia, įgijau tokią, sakyčiau, nežinau, įdą, ar kaip ją pavadinsiu. Aš dabar Turniškėse turiu, reiškia, nedidelę, reiškia, lesyklą padaręs paukščiam. Reiškia, pernai prašiau, kad man grūdų, reiškia, rastų. Nerado, reiškia, neatvežė, reiškia, bet aš šįmet iš anksto su ūkininkais susitarsiu ir parsivešiu, reiškia, tų grūdų. Vis tiek yra. Tai ką aš darau dabar? Reiškia, kiekvieną vakarą, dabar tai labai bepigu, reiškia, žiūriu futbolo rungtynės, tai prisipjaunu 3-4 donos juodos, reiškia, rėkia, sėdžiu ir trupinu, reiškia, tas donas paukščiam, reiškia, baigėsi rungtynės, einu, savo lesyklas pripildau, reiškia, su juoda dona. Ir mano turbūt šeimininkas galvoja, ką jis ten valgo, tą doną dingsta, reiškia, iš po vakaro donos, reiškia, sumažėja. Bet, tai kol manęs nepagavo, reiškia, tai aš paukščius lesinu su dona. Tai o čia nuo tų, reiškia, turbūt prasidėjo nuo višnių lesinimo paukščiais savo sode užsadintam, tai dabar kažkaip tai... Gamta jaučia, kad juos... Nu tai, kad kažkoks tai atsakomybės jausmas, nu kaip čia paukščiam, reiškia, dabar... Nu, gal pabandom. Ir dabar mačiau, reiškia, žinot, ten buvo svarbiausiai, dabar jaunikliai atėjo, tai žiūriu, reiškia, tie paukščiai ten tos jauniklius atneša iš tos lesyklos, jos maitina, tai kažkoks tai malonumas žiūrėti. Nu gerai, man turbūt jau merė duodat... Va dabar jau bus kokie 2 metai, turbūt jau. Žinau, iš Tardyklų jie netoli mūsų gyveno. bus parėmęs man labai 6 metus ant patalo gulėjo tokiom žaizdom, o su pirmuoju insultu tai 10 metų. O jau tokios žaizdos buvo. Kokie darysi gyvenime būna. Labas. Kaip tavo vardas? Tomas. Nu, matai, kaip gerai. Labas. Labas. Nu, matai. Labą dieną. Malonu. Labą dieną. Toliausiai atsitraukia visi. Malonu per naktį. Ko čia, viską reikia būt, čia visi savi žmonės. Nu, viską labas, labutis, labas. Labas. O tada visi apinę ežero einam. Malonu. Kokia graži diena, tiesiog malonumas. Tikrai. Prezidentui pasakojau jau apie
apie Letrius, apie kokie puikūs žmonės, tai va šitie žmonės prezidentė čia yra, su kuriais mes ir Vilniaus departamento apsaugos departamentas padėdami mums skirdami pinigų, ponas Sakalauskas, tikrai šitiem žmonėm nepaprastai dėkingas, kad mes pasistatėm užtvanką, kaip jau pasakojau, ežeras gal šiek tiek mes sulaikysim jo dumblėjimą. Dabar mes čia turim įsikūrę tokį parkelį, pavadinom laiko bėgsmas amžiaus sandūroj. Čia mes turime skulptorius žabų ženteliai, kurie mums iš ąžuolų išdrožė šitos, o ant koplytstulpio mūsų taip ir užrašyta, kad laiko bėgsmas amžiaus sandūroje, kad vanduo gyvybės šaltinis, nes čia pastoviai tekantis upelis, akmenys, žmonių likimai. Ir moteris vidurinė skulptūra, ten čia dabar iš nugaros stovi, varteliuose stovinti, moteris žiūrint į akmeninį taką, kurie patys žmonės mes pasidarėm, kuriuo eina ir eis žmonės šituo taku, lydimi paukščių giesmės ir sekanti skulptūra yra paukščiai. Tai vat mūsų vadinasi toksai laiko parkeliais, kur tai dar vienas sutvarkytas parkelis, ką mes ir norim, kad šita gamta būtų graži. Gal einam truputėlį. Sakant, pastangos prasilaukti. Taip negali būti. Mes turim prasilaukti. Buvo tikrai daug buvo, gal viską puikiai žinote. Taip kad ačiū Jums už tą progą šiandien. Tokia simbolinė geldutė, jinai čia miestelio centre. Aš žiūrėjau, kad pas mus daromi kokliai. Žodžiu sunkiai, bet kurgi tas autorius? Taip šiek. Padovanau prezidentui, va. Jis čia... O čia Jūsų įmonės? Jo. Skulptūra, tai mano darbas. Tada, reiškia, ežero legendos motyvai. Būtent tas tam. Taip. Kiek čia pas Jūs dirba žmonių? Dabar mūsų 9 iš viso. 9. Ir Jūs turit rinką kokią nors? Mes į Vokietiją. Bet yra problematiškas bendravimas, prekiavimas, sunkus partneris. Nes per daug nuolaidus matyti ir kitaip dirbti. Problema, panašiai, savo rinka yra apmirs, palyginus su porą metų atgal. Praktiškai 80% Vokietija. Žinot, jeigu išsivystytų tas, tai būtų gerai, reiškia, kad galėtume daugiau ir parduoti, ir gaminti, ir daugiau žmonių įvelti į tą visą darbą. Tai labai sunki, bet meniški dalykai, kai tokie, tai turėtų būti patraukštus tame. Pavyzdžiui, Vokietija, tai pelnas maždaug 500–600%. Į Vokietis turi, bet ne Jūs. Tai aišku, tai mes pusės dalykai praktiškai. Mes trečias pasaulis, tai banano šalis, jų požiūrė. Reikia ką nors ieškoti, ką nors kito, kad jisai pajustų, kad jis ne vienas diktuoja Jums tas kainas. Teks tą daryti, bet mes per daug daugiau nuolaidos buvom. Tai reikia. Biznis, verslas yra kietas reikalas. Teisingai. Ačiū Jums labai ir sėkmės Jums. Tikrai labai gražus darbas. Ačiū labai. Tarybinės laikais, reiškia, nebuvo uždarę, ar buvo uždarę? Čia jau jums buvo gamoninė. Ir galiu Jūs užtikrinti, kad beveik kiekvienas kalbėtojas, ką išsakė, mes stengiamės užsirašyti, ieškosim, sakant, atsakymų ne Jums tiesioginiai, bet į bendrai tos klausimus, kad galėtume jos pritaikyti. Kas krenta į akis, kad beveik tos visos problemos, rūpesčiai, kurie buvo iškelti čia, beveik be išimties kartojasi beveik visose vietovėse, kur teko būti, kur teko su žmonėmis kalbėtis.
Ir tai parodo tik vieną, kad taip, tos problemos egzistuoja. Tikėkit man, kad jums rūpi, man rūpi, jums skauda ir man skauda. Aš, kadangi laikas varžo, aš kai kurios dalykus pats atsakysiu, kurios stengiausi užsirašyti labai trumpai. Pradėjau nuo savivaldos. Taip, aš sutinku su pirmoju kalbėtoju, kad dėja savivalda tokia, kokią mes šiandien turime, ji negali taip toliau tęstis. Ta savivalda turi įgauti prasmę, kad savivalda būtų savivalda savivaldybei. Mes per daug klausimų bandom spręsti kitur, pavedam savivaldai, tačiau tos pavedimus nepalydim realiai pinigais, kad jie galėtų būti įgyvendinti, kad vietinė savivaldybė galėtų tos dalykus, sakant, tikrai paversti realybę. Štai kur yra problema. Aš tikiuosi vis tiek, kad tas klausimas vis tiek bus išspręstas teigiamai. Nes aš visuomet tikėjau ir šiandieną galiu jums patvirtinti, kad niekas kitas negali geriau spręsti tų reikalų žmonėms gyvenantiems čia, kaip pati savivaldybė, kaip pati savivalda. Taip, kad ne Vilniui, ne kitur tie reikalai turi būti sprendžiami, bet turi būti sprendžiami čia vietos žmonių, kurie patys jūsų yra išrinkti, kurie geriausiai žino tas problemas. Taip, kad čia šiuo metu, taip aš pripažįstu, tai yra problema, kurią reikia spręsti ir aš tikiuosi, kad aš dar savo gyvenime matysiu ją išspręstą. Su to pačiu, čia vienas iš rašytinių buvo klausimų iškėduota dėl administracijos. Aš sujungiu tą su savivalda vien tik tai todėl, kadangi čia krenta į tą pačią sritį. Štai buvo klausima dėl mūsų esamos administracinės sistemos, būtent rajonų, apskričių ir net ir Seimo. Aš sutinku, kad mums duplikuoti biurokratijos tos sistemos, kuri šiandieną yra, nereiktų. Nekartą susitaręs, kartuosiu ir toliau, kad turime arba grįžti prie apskričių, taip kad jie buvo, ir turėti vieną, sakant, sistemą, neduplikuoti, neruošti biurokratams papildomų vietų, kad jas užpildyti, rajonas vykto vieną, o paskui apskričių, dar lygiai tas pačias funkcijas kiti apmokami, biurokratai. Aš manau, kad galų gale turbūt net ir Seimas supras tą ir ras kelius tą ištaisyti, taip kad aš manau, kad tas klausimas yra tikrai teisingai keliamas ir turi būti išspręstas. Kiek liečia Seime, čia man, sakant, pareikštas mintis, ar mes ne per daug turime Seimo narių. Aš tą klausimą daug kartų kėliau, nenoriu kartotis. Aš galvoju, kad mes kalbate, savo Seime turėdami pusę Seimo narių rinktų ir tiesioginiai, nesąrašiniai, turėtume efektingesnį Seimą ir niekiek neblogiau pasirodytume, negu kad šiandien mes turime, savo Seimo sustate. Aš atsiprašau Seimo narį, kuris čia yra, bet aš atvirai to klausimu visuomet kalbėjau ir šiandieną tą patį iš tos pačios nuomonės laikausi. Aš noriu grįžti prie čia verslo iškeltų, sakant, problemų. Taip, aš galvoju, kad mūsų yra didžiausia problema ta, kad mes nepasitikim savo jėgomis, perkamės to, ko mums nereikia pirktis, nusiperkam tą pagaminto produkto tokio, kurį galime labai lengvai pasidaryti čia. Ir aš šiandien pat mačiau, sakant, vienoj mažoj nedideliai alaus darykloj, kur suvirinimo katilai atlikti niekiek neblogiau, negu kad buvo už užsienio atvežami ir perkami, taip kad mes sugebam tą padaryti. Man ypatingai įstrigo mintis apie lynus. Aš tiesiog negaliu suprasti vieno dalyko. Mes verkiam, kad pas mus, su žemės ūkiu yra blogai, kadangi nėra kur parduoti ir panašiai, o tokio lynų pramonė, kuriems prieš tai nepriklausomybės pirmosios laikotarpį mes buvom pasaulyje žinomi ir šiandieną žinomi, nes tas, kas, man savo akimis teko matyti Jungtinėse valstybėse, pateko išdirbti lynų
sakant, išdirbiniai Lietuvoje, reiškia, aukščiausiom kainom, aukščiausios rūšies krautuvės yra parduodami, reiškia, kodėl mes to nedarom? Reiškia, mes neauginam kažkodėl tai, mes reiškia, nėra žemės ūkio politikos, aš pilnai sutinku, reiškia. Čia reikia galų galę tą reikalą patvarkyti. Mes galim kitų, reiškia, sričių, kur aš sakau, javų neauga, arba, reiškia, tinkamo žemės nėra, auginkim, reiškia, galbūt ogas, darykim, reiškia, uogienės, pardavinėkim, jeigu Lenkai užverčia, reiškia, Čikagą, New Yorką ir visus kitus, ir aš čia savo akimis mačiau ir pirkdavau, prisipažinsiu, savo uogienėmis, manot, mes Lietuvoje negalim geresnių uogienių padaryti ir parduoti lygiai taip pat. Štai kur yra problema. Štai man atrodo, kad mūsų pačių tarpe trūksta tam tikros iniciatyvos. Ir čia mes turim ką nors daryti, kad, reiškia, išsilaužti iš tos visos problemos. Štai miškai, aišku, miškai yra vienas dalykas, bet, sakant, jeigu jau kito kelio nėra, štai dėl grūdų paminėjau. Dovanokit, kad aš sustojau prie žemės ūkio, kadangi čia yra baisiai skaudi problema šiuo metu Lietuvoje. Štai, taip, aš irgi išgirdau per panoramą ir vos nuo kėdės neiškritau. Sako, reiškia, mes turim vyriausybę leisti, kad importuoti grūdus, kadangi trūks ir duonai, reiškia, pritrūksim ledų ir duoną pabrangsim. Tuo pačiu, reiškia, man sako, kad yra 50 000 tonų grūdų maisto fonde laikomi, reiškia, ten pelėja ko gero. Štai kur yra problema. O mes, reiškia, pirksim ir atiduosim savo pinigus, savo auksą užsienį, kad importuoti, reiškia, grūdus. Štai kur yra netvarka. Taip, yra problemų, bet mes jas turim spręsti, aš jas pripažįstu ir aš pilnai suprantu, ką jūs keliat, reiškia, tas problemas. Sveikatos reforma. Čia aš pilnai sutinku, reiškia, tvarkos nėra. Aš negaliu suprasti ligonių kasų ir bendrai, reiškia, medicinos darbuotojų ligonių, reiškia, esamos santvarkos. Mes ją turim sutvarkyti. Ir, reiškia, gydytojai, sveikatos atstovai, kurie čia yra, reiškia, kurie dirba toj srity, man atrodo, kad jūsų, sakant, parama, jūsų patirtis čia yra reikalinga ir tos reikalus mes turime nori būtinai tvarkyti. Prie žemės ūkio pienas. Taip, yra milžiniška problema, bet mes vien tik ant pieno visą žemės ūkį, reiškia, mes negalime išvilkti ir visas problemas įspręsti. Žinot, leiskit man pasakyti tą, ko nieks nenori girdėti ir man sunku tą pasakyti. Su žemės ūkiu, kurio mes dabar gyvename, kaip mes esame su juo, 30% Lietuvos gyventojų, mes tokio žemės ūkio neišlaikysim, mes negalėsim gyventi, nors ir kaip bus skausminga, traumatiška, bet tas turės labai greit pasikeisti. Aš tai, kad buvau, reiškia, Vokietijoje, su to pačiu ponu Šrioderiu kalbėjau, apie kurį čia buvo minėta. Vokietijoje dirba 2% žmonių žemės ūkyje. Mes turim 30%. Norit, nenorit, reiškia. Pusė žmonių esančių žemės ūkyje, ir tai, reiškia, bus sunku, turės pakeisti savo gyvenimo profilį. Galbūt net, reiškia, ir tai bus per daug. Taip, kad galų gale turim teisybei pažvelgti, nors ir kaip skaudu į akis ir bandyti persitvarkyti. Visą laiką auginti vien tik tai javus, pieną, gaminti, reiškia, sūrius ir sviestą ir visą kitą, mes neatlaikysim tokio žemės ūkio. Todėl mes turim pakeisti, reiškia, visiškai profilį. Ir aš pilnai šiandieną suprantu, reiškia, žmonės, kurie yra patekę labai, kaip sakant, į tą gyvenimo, reiškia, sunku vertetą gyvendami, reiškia, ir vien tik tai laikydamėsi iš to, reiškia, vyriausybė ir bendrai, reiškia, visa vadovybė, reiškia, valstybės turės tą reikalą kuo greičiau pertvarkyti, kad nebūtų dar sunkiau, dar traumatiškiau tas vėliau, reiškia, pergyventi tą visą situaciją. Taip, kad čia galima būtų ir daugiau, reiškia, kalbėti apie tos dalykus, aš tik tai noriu tiek pasakyti, kad, reiškia, manęs netenkina pensijų sistema, kurią mes turime. Čia, reiškia, tai buvo
paminėta, reiškia, bet aš galiu labai tvirtai ir aiškiai pasakyti, tai čia, reiškia, turėsim ką nors daryti. Manęs netenkina mokesčiai, kurie yra tiesioginiai lemia ir, sakant, įtakoja mūsų verslininkų gyvenimą. Kitas, kaip sakant, turėsim persitvarkyti ir, kaip sakiau, manęs netenkina ir esanti medicinos esama padėtis. Santykis taip, kaip tvarkomasi ligonių kasų, medicinos, ligoninių ir visų kitų ir bendrai medicinos teikimo Lietuvos žmonėmis. Čia tik nuskambėjo švietimo reikalai. Taip, aš pilnai sutinku, kad yra toj srity reformos padarytos. Aš galvoju, kad mes pirmą kartą turime, turbūt galima sakyti, švietimo strategiją. Aiškiai žinodami, ko mes norim, kur mes eisim. Reiškia, bus gan sunku, reiškia, ją įgyvendinti, kadangi yra dalykų, kurios reikės pirmą išspręsti, kad dėl nepakliūtume, sakant, į bereikalingus sunkumus. Taip, kad tą kryptį einame. Tai čia mano tokios, sakyčiau, labai greitai užsirašytos pastabos. Sakiau, kad mes turim užsirašę daug daugiau. Reiškia, ar, Remigiau, kažką gal yra klausimų, kurios reikia atsakyti. Jūs atsakėte į daug, bet čia yra pora, kurių dar jūs nepasitėte. Čia yra keli laiškai. Aš esu šiuo metu bejėgis jums atsakyti tą klausimą. Kadangi tas klausimas bus sprendžiamas, sunkiai sprendžiamas, kadangi, kaip puikiai žinote, reiškia, valstybė pereina labai sunku, sakant, finansinį laikotarpį, biudžetas kertamas vienas po kito, tas atsiliepia į žmonių darbo vietas. Aš turiu vilties, kad su to biudžeto paskutiniu pertvarkymu, kaip mes kaip nors, reiškia, išgyvensim šios biudžetinius metus ir galbūt realiai pertvarkysim sekančių metų biudžetą, kuris šiuo metu yra svarstomas, daromi pasiūlymai, bandama įsustatyti ir esant naujam biudžetui gal susidarys pinigų fondai, iš kurių galima bus, reiškia, išlyginti, aš vadinu, tai skola Lietuvos piliečiams, ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms ir skaitau, kad jiems tie pinigai turi būti gražinti, tačiau realiai žiūrint, aš šiandien jums meluočiau, jeigu sakyčiau, kad štai, reiškia, mes iki metų pabaigos tos indėlius, reiškia, jums galėsime gražinti. Dar vienas klausimas, kurio nepalėtėte, tai liečia NATO ir Europos Sąjungą ir klausimas klausia, ar bus pravedamas referendumas šiuo reikalu. Aš užbėgti už akių, reiškia, negaliu. Sakant, mano galvojimas yra toks, kad to klausimo aišku, kad turėtų tauta pati pasisakyti. Tačiau, kad išsklaidyti, reiškia, bet kokias abejonės, aš noriu pasakyti savo poziciją, kurią aš esu išsakęs ir laikysiuosi ir todėl, reiškia, žinau, kad aš galbūt su visais su manim nesutiks, ta prasme, bet aš galvoju, kad yra du pagrindiniai klausimai, kad Lietuva neliktų apsitvėrusi tvora, pati viena palikta, kadangi mes vieni palikti ir savo problemų neįspręsim. Taip, kad aš galvoju, kad įėjimas į Europos Sąjungą yra neišvengiamas, jeigu mes norime pasivyti ir savo gyvenimo standartų gerovę, bandyti prilikti kitoms Europos valstybėms, kadangi ne tik, kad mes norim iš jų gauti, bet aš galvoju, kad mes turėdami galimybę mes galim tai Europai duoti ir tuo pačiu patys savo gyvenimo gerbūvį pakelti. Galbūt, reiškia, nereiks tada galvoti apie bedarbius, tokius nuošimčius, reiškia, aukštus, kuris šiandieną, reiškia, Lietuvoje mes pergyvename ir ieškome darbo. Aš galvoju, kad ta prasme, kad mes galėsime ir savo gaminiais prekiaut, aišku, bus problemų, ypatingai žemės ūkyje, bus problemų, kadangi konkurencija atsidarys ir mes turėsim konkuruoti su kitoms valstybėmis. Tačiau aš galvoju, kad mūsų pajėgumas, mūsų žmonių išradingumas ir darbas, mes tokią konkurenciją galime atlaikyti. Nebūtinai, reiškia, mes turime eiti į tokius pagrindinius, sakant, darbus ir savo prekėmis ar ko konkuruoti. Mes turime pakankamai pajėgių, mes turime tiek proto pajėgų, mokslo, technologijų, visur kitur, kad mes, reiškia, jeigu galim tokią Airiją, kuri buvo blogesnė padėti negu mes, šiandieną, reiškia, pirmaujantį vos beveik vien tik todėl, kad
pertvarkė savo ūkį visą. Šiandien pirmauja gerbūvių beveik vos ne visoje Europoje. Lietuva gali lygiai tą patį padaryti, mes lygiai taip pat galim būti geri kaip ir visi kiti. Taip kad Europos Sąjungoje mes turim būti. NATO, čia yra vėl klausimas, kuris ypatingai šiandieną, kai aš nesileisiu čia į, sakant, politikavimą už ar prieš, aš galvoju, kad mūsų saugumui, kaip ten bekalbėtume, būti bendrijoje, kuri, sakant, yra skirta Europos saugumui išlaikyti, mes nuo jos atsisakyti negalime. Tai yra, reiškia, mano tvirtas asmeniškas nusistatymas ir aš pasakysiu, kodėl. Aš pavyzdį paimsiu Berlyno oro blokadą, kada Rusija užblokavo Berlyną. Berlynas buvo neginamas. Jokia, kaip sakant, karo jėga ten būtų neatlaikusi, jeigu Rusija būtų pajėgėję. Bet jis buvo, sakant, apsaugotas. Ta prasme, kad, reiškia, moraliai, reiškia, kada buvo sutrauktos visos pajėgos, reiškia, ir oro keliu buvo pristatoma ir rusus pastatė į padėtį, kad, reiškia, mes nepasiduosim jūsų spaudimui. Atlaikė ir Berlynas vis tik tai nekapituliavo prieš rusus. Lygiai ta padėtis yra su Lietuva, su Latvija ir su Estija. Taip, reiškia, mes galbūt esam neapginami, jeigu didžioji Rusijos mašina karo pajudės. Tačiau būdami NATO, aš galvoju, kad mes esam apginami, reiškia, tos, sakant, moraliniais ir kitais spaudimais, kurį pasaulis gali išvystyti. Todėl mano supratimu, mums patinka ar nepatinka kai kuriem, mes savo valstybės saugumui, savo vaikų ateičiai turime ieškoti kelių tą valstybę apginti.